Tai labas, Nidai. Labas. Šiandien esame tokioje ypatingoje vietoje. Šita vieta yra duonos fabrike ir vadinasi Out of Office. Ir Nida, su kuriuo mes kalbėsim, turbūt žino visi kavos entuziastai, fanai ir mėgėjai. O Palangoje turbūt žino visi, kas bent jau, nežinau, Palangoje į gatvę išeina ir turbūt apie Nidą, kada pradėjau galvoti, nu ką čia tokio būtų įdomus pakalbinti, vat, kokie žmonės įkvepia, kurie atspindi tokį, vat, Palangos aktyvų, tokį gero vaibo žmogų. Tai vat, Nidas buvo vienas iš pirmų žmonių, kas atėjo man į galvą, nes turbūt galvant apie Nidą, tai galima pasakyti, kad jo pilna visur. Nidas ir, kaip ir sakiau, vienas iš Out of Office įkūrėjų ir vienas iš kofeino įkūrėjų. Ir turbūt minčių pas tave visokiausių verslo vyksta, apie vienas mes žinom, apie kitas nelabai. Taip pat yra dirbęs ir Not Perfect agentūra, ne? Taip, tai turi ir daug ir patirties su marketingu, su komunikacija. Tai papasakok, Nidai, šiandien mes esam šitoje erdvėje, kaip šita vieta gimė tavo visame portfelyje gerų idėjų. Tai pirmiausia, tai norėčiau atiduoti kreditą vyrukams, kurie nepabūgo sustartuoti su šita vieta tuo pačiu metu beveik, kaip aš atsikėliau į Palangą iš Vilniaus. Tai aš berods 18 metais lygtai čia atvažiavau prieš COVID-ą ir ta idėja jau sukosi ore. Ir aš prisijungiau netrukus prie jų, tai Martynas, Mindaugas ir Bronius. Ir žodžiu, pamenu, kad aš bandžiau tuo metu dirbti namie ir su 3 vaikais ir su žmona aktyvę. Ir žodžiu, galvoju, gal ne. Daugiau sunku ne. Susikaupti. Ir tada kaip tyčia, tiesą sakant, čia buvo tas atvejis, kur aš pats pasisiūliau. Ne mane pakvietė, aš sakau, aš jungiuos prie jūsų, gerai? Nes tik idėja. Ir jie ten neturėjo atsitraukimo vietos, galvoja, atvažiavo, čia energingas žmogus, čia ir nesusipykęs su komunikacija. Ir apdovanosim darbų už iniciatyvą, ne? Taip, reikia truputėlį jėgos. Taip. Tai va, tai prisijungiau ir ta tikrai pradžia, bent jau keli metai tikrai buvo sudėtingi, sunkus, nes mes įsikūrėm patalpose, kurios yra pirmas dalykas tik sezoninės, antras dalykas, ne tai, kad avarinės būklės, bet sudėtingos techninės būklės. Ir nuo langų sandarumo ten iki vandens lašėjimo įvairiose vietose ir taip toliau. Bet viską atpirko atmosfera ir tas jausmas, kai tu sėdi priešais pušyną, voveraitės bėgioja ir niekaip tu to negalėtum Vilniui nukopijuoti. Pasakų parkas. Negali tiesiog Vilniui paimti ir perkelti tokios erdvės Vilniui padaryti. Arba turi, nežinau, kur būti ten gal Valakampiuose kur nors. Bet žodžiu, tavo taura turbūt kompensavo, nusvėrė visus dalykus, kuriuos mes ten, bandėm visaip kaip sutvarkyti, užkamšyti taip toliau. Ir greitai žmonės mus skanavo, kad čia atvažiavus yra kitokia Palanga ir kitokia erdvė. Ir apskritai tas prie parko ta zona, kur dabar ir kavinę dar turime su partneriais, tai ta vieta yra magiškai kitokia. Ta kita Palanga. Jo, aš apie Brių kalbu. Nebereikalo, ten ta kavinė atsirado. Tam pačiam rajonėlį. Bet pirma vieta tai buvo Kablyje, ne? O vėliau jūs dar buvote... Mes po to bandėm spręsti, aišku, ne sezono klausimą, ką daryti ne sezono metu, nes ten pasidaro tiesiog šalta. Aš iš viso pakankamai jautrų šalčių, tai tik rankos pradėdavo šalti ir atsimenu, sakydavo Martynui, kad klausyk, aš šiandien tikrai nebūsiu čia, nes sorry, jeigu jūs čia prie plus 13 žada dirbti, aš tikrai ne. Tai pirmas ten, keldavau vėliavą, kad ką daryti. O dirbti reikia visus metus. Ieškojom, kur persikelt, nes labai norėjom, pati kaip su prekiniu ženklu, kaip jam sudėtinga yra po to vėl iš naujo, kiekvieną kartą prieš vasarą iš naujo, užpumpuoti gyvybę, ne? Tai visus metus norėjom veikiantį dalyką daryti ir tada laikinai buvom apsistoję Gabijos komplekse visam. Ir tuo metu atsirado šita vieta. Ir dabar atrodo, kaip čia galėjo nebūti šito Out of Office, nes atrodo šitas duonos fabriko, šitas flangas, viršutinis aukštas, jisai tiesą sakant,
čia tas atvejis, kai magija atsitinka iš nieko, žinai, mes čia per kelias dienas tiesiog viską sukūrėm, sunešėm, sudėjom, atrodo viską savo vietą, iškart rado, kad čia stalai čia, gėlės čia, ekranas, žodžiu, viskas. Tai pum, atsirado ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, ypač LinkedIn'e, žinai, pamatė mano įrašą, kaip nerealiai, kaip gražu, kaip čia kosmosas, iš kur čia tokios patalpos, viskas, žinai, mes taip. Atsitiko. Fainai, gerai, jo, paėmėm čia kažkaip padarėm ir yra. Aš iš tikrųjų tikiu, kad čia atsitiko tai, kas kartais gyvenime lydi mane ir atsitinka, bet tuos momentus žmonės kartais arba nepačiupinė, arba jos praleidžia ir nesupranta, kas atsitiko. Man atrodo, čia yra tada, kai energija eina, žinai, kaip potvinio upė ir tu jos nestabdai, žinai. Tu tiesiog ją jauti, kur jinai eina ir su to flow tu eini ir tada dalykai atsitinka, ne kai ne per prievartą jos darai. Esi atviras. Taip, aš neprieštarauju minčiai, žinai, kad kartais tiesiog ekstra reikia įdėti darbą ar effort apskritai į viską, bet kartais būna magija atsitinka. Beje, su Briu kavinė taip pat atsitiko irgi. Kai tik tai mes tą mintį, žinai, pradėjom kažkaip, čia dabar kas antras žmogus, nenaudoja žodį manifestuoti. Tai kai mes pradėjom ją manifestuoti, tai iš karto viskas atsitiko. Ir patalpos atsirado, ir gerai susitarėm, labai geram santykiai esam su savininkais. Ir partneriai iš Vilniaus labai greitai patikėjo, per vieną dieną sprendimas, žodžiu, ir pinigai pradėjo atsirasti, žinai, atrodo iš niekur. Aišku, yra tavo ir įdirbis, ne bet kam turbūt ir investicijos atsiranda. Kažkaip turbūt kažkas girdi, žinai, ar aš ten girdžiu, kiti girdi tą patį, nežinau, bet gerai viskas. Bet tą vasaros erdvė kablė liko dar, taip? Taip, mes ten pasirašėm ilgą sutartį iš tikrųjų praeitais metais. Ir ar šių metų pradžių neatsimenu, bet žodžiu, turim ilgalaikių ten planų ir norėtume, aišku, ten įsižeminti ir įleisti šaknis labai ilgam, nes dabar valdome visą pastatą, visą kvadratų, sumeluosiu, ar 1000 ar 800, bet žodžiu daug. Ir galima daug gerų dalykų ten padaryti. Ir mes po truputį ir skirstom jau veiklas, žinai, kad ten mes vadinam, tai gražinom senąjį pavadinimą kupetos ir pridėjom metus 68, kada gimė tas pastatas apskritai. Jisai turi labai įdomią istoriją, beje, mes ją buvom ištraukę, galvojom dar ją pavystyti, kad tie brėžiniai ten kažkaip atkeliavo iš užsienio, slapta, ten kažkaip lyg iš Suomijos, lyg tai dvinys yra šito pastato. Žodžiu, yra visokių yra įdomių istorijų, kur, žinai, reikia jas kapstyti ir traukti žmonėm, nes istorijos yra įdomu. Tai gražinom pavadinimą tokį, bendraujam su labai geru kūrybininku, kuris mums daug gerų, Aurimas toks, labai gerų idėjų atneša ir gyvendino daugą. Tai kupeta pati iš savęs yra kur kas daugiau negu tik out of office'as, tai yra tokia erdvė ir dideliem renginiam, ir mažiem renginiam, ir sveikatinimas reikalam. Gazguru mūsų partneris yra, daug veiklų jau ten dar ir darys. Su Kriščiūnu tęsiasi draugystė, su jo galerija, tada Hexa Cinema, Briu atsirado kavinė, kažkoks sutapimas. Nuo seno aš kažkaip atsimenu, kad ir realybės šou dar kažkoks tai buvo. Ten yra pažymėta ta vieta, nes tengi baras buvo filmuojamas ir ten prieš tai buvo, ten tarp kitko buvo zoologijos sodas. Vienam kampe buvo zoologijos sodas ir daug yra žmonių, kurie ateina. Ir ieško zoologijos. Čia buvo mano vaikystės tūsas pats geriausias šitam pastate, arba mes šiam į zooparką tokį mažiuką kažkokį, žinai. Tada kiti ten prisimena baro laikus. Nu, žodžiu, ta vieta daug labai turi istorijų. Tai apie community, apie bendruomenę, jinai jau yra nuo seno. Ir yra toks, aš įsivaizduoju, ir jaučiasi šiokia tokia yra atsakomybė, toliau tęsti, kad ir būtų to atsiminimo, toliau formuotųsi kažkas tai tokio, kas liktų ir po 20 metų, nes žmonės grįžtų ir sakytų, va, atsimenu, kaip sėdėjau kažkada, dirbau. Dabargi, žinai, tas mano nuomonė ypatingai aktuali tema, nes ekranų laikais karalystės labai norisi atsvaros ir ta vieta tokia yra, kaip mes sakom, kaip kokia oazė ir sanatorija tiem, kurie ten pluša, dirba vardan tos ir jiems vis tiek reikia kažkaip persikrauti ir persikrauti. Tiesiog persikrauti gerąją prasme, čia atvažiavus savo smegenėlės ir ta vieta labai gerai tam tarnauja. Nu tokia, žinai, jinai
ten daug medžio, daug istorijos. Taip, Ir, organikos. ir netgi viduje yra tas sodas, ne, Taip. kur auga brandus medžiai. Ir Mhm. to mes žmonės savo jūslėm to niekaip nesuignoruosim. Tai yra Vis tiek toks, natūraliai arti žmogus yra toks sociali būtybė ir mes po vieną, nu, niekaip. Ir aš galvoju, šiaip apie tave galvoju, tai visą laiką tokia sąsaja mintis ateina apie bendruomenės ir nežinau, papasakok, ar čia taip atsitiktinai gavosi tavo tie ir verslai visi tokie susiję su tom bendruomenėm. Tiek kavinė yra ta vieta, kofeinas, kur renkasi žmonės, ir brew, ir out of office. Ar tai atsitiktinai tokie verslai tau atsitinka, ar tai susiję kažkaip? Labai geras klausimas ir labai įdomi tema. Visą laiką tada, jeigu aš apie tai pagalvoju, mane tai tikrai sustabdo, aš tada noriu pareflektuoti ir grįžti atgal, pagalvoti, kaip viskas atsitiko, bet šiaip kiek aš atsimenu, man visą laiką patiko bendrauti, man patiko kurti kartu dalykus ir dėl to aš neturiu nei vieno solo savo patirtie verslo, visur yra kažkoks komandinis reiškinys ir kaip įdomus faktas, kad geriausiai kur sekasi, tai 4 yra žmonės. Tai ir dar vienas dalykas, aš nesenai ir žmonai sakiau, kad man iš tikrųjų jaučiu labai patiktų šiaip hostinti visą dieną kažkokią vietą. Ir ten kalbėtis, priimti, žinai, aptarnauti, ar ten, nežinau, kalbėtis, kaip čia jaučiasi žmonės, tą erdvę kažkaip jaukinti, kurti gerą atmosferą. Man tiesiog aš turiu, mano manimų, dovaną šitoje vietoje ir kartais jos tiesiog nepanaudoju, bet jau kai panaudoju, tai panaudoju. Tai tas šiek tiek atima energijos, aišku, kaip ir kitiem kitas darbas, jo, bet tada padeda gamta, tada padeda Palanga. Dėl to man čia geriau. Atsvara tam tikra. Jo, aš Vilniui manau, kad paskutiniais metais kofeino jau buvau taip pasiekęs tokį... Arti perdegimo turbūt. Jo, toli perdegimo, manau, kad būčiau toli nevežęs turbūt, nes labai netūsojau tiesiog savęs, nemokėjau tūsoti. Ir jeigu all in, tai all in, o kadangi ir šeima gausi, ir bendravimas platus, tai kažkaip nebesusirinkdavau turbūt savęs. O kaip apskritai tau pavyksta tą laiką savo paskirstyti, jeigu tiek yra veiklų, tiek yra darbų, yra šeima, 3 vaikai ir 3 šunys ir ko tik pas tave nėra? Aš atsimenu kažkada kalbėjausi su Dalia tokia iš kur čia dabar pasakyti, iš kur čia žmonės, jie žinos, iš demo restorano arba demo lofto arba iš Tenerifės. Ir žodžiu, Dalia sako, kaip tu, sako, čia taip viską sudėlioji, kaip tu susitvarkai su visko. Tai aš taip, žinai, žiūriu, ją sakau, kas tu sakėt, aš susitvarkau, kodėl tu čia taip sugalvoji. Tai chaoso yra nemažai, aš dar mokausi vis dar kaip su juo tvarkytis ir turbūt jeigu ne žmona, žinai, tai aš turbūt nesugebėčiau turbūt šeimoje visko sužiūrėti, įžeminti visko, nors šiaip atrodo lyg tai prie žemės esu, ženklas toks ir taip toliau, bet labai svarbu, aišku, ne vienam būti tame. O šiaip esu praėjęs turbūt per kelis etapus. Vienas tai buvo toks siekis perfekcionizmo ir pamiršau žodį, paprastą žodį. Nu, žodžiu, self-help knygos, taip toliau, taip, kaip čia kaip čia produktyvumą pakelti į maks, žinai, bet aš kažkaip numojau, žinok, ranką. Ar tame tikslas iš tikrųjų? Jo, aš supratau, kad tai yra nesąmonė, žinai, bandyti nušlifuoti ten tą dieną iki, žinai, kažkokio, tai ten kosminio tikslumo ir produktyvumo, mano manymu, tai yra niekai tiesiog yra. Ir kartais... Ir perdegimas tada kažkur už posūkio. Turi ir nieko neveikti, kartais turi ir vieną tašką pažiūrėti, žinai, ir valandą su šunim vaikščiot, gali sau leisti tikrai į baseiną nueiti, plaukti ir ten, nežinau, ir, pavyzdžiui, susitikti su vaikais, valgyti cepelinus, žinai, vidury dienos, o taip iš niekur, žinai, valandą laiko ir kalbėtis apie biletą. Iš kitos pusės mes Palangoje sutaupome laiko vietoj eismo tiem dalykam turėti. Neįmanoma daug, neįmanoma. Aš, žinai, pagalvoju, kad iš tikrųjų tik dėl to daug kas dar, žinai, taip, dar kažkaip suprantamam ritme yra, ne, su daug veiklų.
Bet tiesą sakant, aš paskutinius 2 metus tai mažinos veiklas ir jos natūraliai mažėja, nes aš pradėjau aiškiai matyti, kad tas etapas, kai aš išėjau iš kofeino, mes jį pardavėm Norvegam, jisai pagamino tokį labai gerą terpę, žinai, ego, viešėti, bujoti, bet kokio ten didumo, bet kurias kryptis ir tų krypčių akivaizdžiai buvo per daug, žinai, vienu momentu aš tiesiog buvau pasileidęs plaukus. Natūraliai kažkaip tai, kai baigėsi viena veikla, tai atsiranda savotiškas toksai vakumas, kada tu turi persikalibruoti. Matai, aš yra pažįstu protingų žmonių, už mane tikrai protingesnių, mano manimu, kurie sustojo ir tada sako, aš važiuoju su kemperiu, žinai, 1,5 metų, arba su šeima, arba tiesiog darau pauzę, žinai, pagalvot noriu tiesiog, ką veikti. Aš nemoku taip daryti, nemokėjau bent jau. Dabar gal jau kitaip daryčiau ir tada nėriau iš karto ir daug. Tai tada gyvenimas, žinai, buvo akistata su gyvenimu. Taip, ar tikrai tie galvoji pavežti, tada negana to, žinai, kad akivaizdžiai nesisekė keli dalykai. Tai dar ir ten nelaimė didelė atėjo, žinai, šeima ir tokie, žinai, ženklai buvo, kur maždaug Nidai, ką tu savo galvoji, čia, žinai, kas tu čia toks esi, žinai, dievas, ar čia tavo auksinės rankos. Nes tikrai buvo tas, kaip ten tas dievybė, Midas, man atrodo, labai vardas panašus į mano, kur viskas, ką paliesdavo karalius, kur pavirsdavo į auksą. Auksą, taip. Taip, iš antikos, man atrodo. Tai va, tai, žinai, gyvenimas parodė dantukus, sako, ne. Tai kažkaip džiaugiuosi, kad nuo kavos nenusisukau, out of office'as labai džiugina. Ir dar keletas projektų tokių mažesnių, kurių nemato niekas gal. Ir tai va, ir tada po truputį pradėjau, žinai, telktis atgal ir dabar tebevyksta dar tas mano susitelkimas atgal. Perskaičiau, atsimenu dar tokį puslapį, kuris labai mane palėtė. Vienas rašytojas kviečia kitą, rodo jam ten prabangų, žinai, namą su vaizdu į vandenyną už milijoną, žinai, ten labai daug svečių, ten labai brangus vakaras, nes jis multimilijoninius bestsellerius ten kala vieną po kito, o tas kitas, žinai, žiūri ir sako, ko tu irgi taip nevarai, žinai, sako, I'm enough. Taip. Ir kažkaip apie tai labai esmė ne kiek turi, o ką kiek tas sakinys savyje talpina, žinai, kur tas. Nu ir kažkaip labai subriu gerai šito vietoje atsitiko santykis, nes ir su out of office'us, nes abiejose šitose veiklose, kas jas vienyje, nėra beprotiškos plėtros, vardan plėtros, nėra morkos pakabintos ir to, žinai, skalikų bėgimo, žinai, paskui, kur neaišku, į kur tu nubėgsi, arba, žinai, čia tuk bus, stop. Ir randam labai su partneriais gerą kalbą, žinai, kad kaip ir vystomės, bet taip ir kaip ir slow, organiškai, bet lyg tai jaučiam, kad gerai viskas. Tai va, tai daug pamokų. Ačiū už jas visas. Kažkam. Su šia erdvė ar bendrai per visą karjerą? Aš dabar apie gyvenimą. Dabar jau išėjau. Mačiau. O grįžtant prie šitos erdvės, mes kalbėjom, kad irgi Palangoj tokių žmonių, vat, irgi labai yra dalis vietinių žmonių, palangiškių tikrų, ir yra tų, kurie yra atvykę, kaip mes, kaip daug tokių atvystančių. Tai iš esmės Palanga toks vienas iš labiausiai augančių miesto. Tai kalbant apie šitą erdvę, kokie žmonės čia renkasi, kas ateina čia dirbti, ar irgi susipažįsti su žmonėm, kalbėsi, ar tai yra daugiau sezoniniai žmonės, ar tie, kurie išnaudoja savo nuotolinio darbo laiką. Tai visų pirma, tai labai skiriasi vasara nuo ne vasaros. Vasara labai plačiai užimtumas, mes esam Liepą, rugpjūtį faktiškai sold out, visas pilnai užpildytas coworkas. Tai susideda iš 2 labai aiškių grupių, tai įmonės atsiunčia daug savo žmonių, komandomis važiuoja, arba tam tie patys Not Perfect, tai buvo užsikabinę savo vėliavą, Not Perfect, čia yra jų laikini namai ir jie visą tiesiog ofisą persikelia.
Nes Palanga labai dėkinga dėl infrastruktūros. Taip. Aš iš tikrųjų ir dėl to čia perskeliu ir ne į Nidą, pavyzdžiui, ar kažkur, nes čia visko yra, ko reikia žmogui, Taip. kad fainai gyventi, ir ypač su šeima. Taip. Tai ir ypač ne sezono metu, nes jis išvažiuoja. Taip. O infrastruktūra kam lieka? Lieka tiem, kas gyvena. Ir jums. Tai labai tas yra gerai. Tai ne sezono metu yra arba tie, kurie persikelia, kurie gali sau leisti dirbti per nuotolį, pavyzdžiui, ne, ir nepriklauso nuo ofiso, arba kurie, pavyzdžiui, atvažiuoja per vaikų atostogas ir turi padirbti, tai čia jiems labai geras sprendimas yra, nes jie nenori iš namų dirbti, arba trukdo, taip toliau. Taip. Ir yra vietinių, kurie nori modernesnės aplinkos, bendruomenės, nori su kažkuo pabendrauti, žinai, dirbti ir prie ekrano, bet turėti ir kažkokį pietų išėjimą, arba mes žiūrim krepšinį čia. Dabar šeštadienį, sakėm, peržiūrą, kokio filmo įdomesnio pasidarysim, tada dar ką nors sugalvosim, apie Kalėdas pradėjom galvoti, kažkokį renginį pasidaryti ir nuo to ir prasideda bendruomenės lipdymo dalykai, ne, nuo tokių iniciatyvų. Tai va. O šiaip ta idėja čia, visa šita erdvė, nuo to, kokia vizija buvo pradžioj iki dabar, ar daug kas keitėsi? Out of Office? Jo. Out of Office, man atrodo, nuo pat pradžių labai stipriai ir daug kas užkoduota yra pavadinime. Tai yra ne ofisas, kad tu esi kitur. Ir mes turbūt patys suprantam, kad labai būtų sunku šitą vietą duplikuoti. Nes jinai yra tokia, kaip like no other. Ir čia, pavyzdžiui, irgi atrodo perkeliam ne Kupetoj mes esam. Taip. Bet čia vėlgi kažkokia duonos fabrikas, jis turi kažkokią kitokią vaibą, ne visai tradicinio palangietiškojo, čia kitokia ta erdvė. Loftas toks. Bet tas tikrasis, aišku, out of office'as yra ten, kur gamta santykė su tavim šalia, mes esame aplinkui. Tiksliau, vidury parko su tom pačiom voveraitėm ir pušim ir taip toliau. Dviračių parkingas visą laiką pilnas, nėra kur dviračių pastatyti. Jo, ten reikia vasarą judėti daugiau. O kokia vizija yra, į ką norėtų užauti šitą vietą? Ar turit kokią viziją suplanavę? Kokia bendruomenė čia turėtų būti? Galbūt išsiplėsti, nežinau, iki kitų miestų, gal ir į Nidą norite tokią vietą nuvežti? Mes galvojam, kad yra keletas mažiausiai būdų, kur plėstis, tai ieškome įvairių variantų, kaip į digital tai perkelti, kaip out of office brandą padaryti veikiantį online ir taip toliau, kur būtų galima, sakykime, įveiklinti panašių charakteristikų vietą, ten, sakykime, Birštone, ne, kur nors, arba toj pačioj Nidoje, arba Druskininkuose, kur galėtume duoti visą valdymo metodą ir tuo pačiu užduoti temą ir jausmą. Tik tai, kaip sakau, tai yra jautru. Turi būti kažkiek, tu turi būti tam savo out of office formate, ne? Kad tai nebūtų kažkoks ten, žinau, X office'as, kuris pavadintas out of office. Čia, man atrodo, ne. Feelingas to vietą, aš įsivaizduoju, tas vietas yra labai svarbu, kad tu nuvažiavęs į tą patį out of office ir Druskininkuose, ar Birštone, ar Nidoje, ar Kupetoje, jaustum tą patį. Tai out of office'as yra viena, o Kupeta pati iš savęs yra kaip organizmas, kurį ten daug labai vystyti galima. Ir gerinti, ir jeigu ateityje pavyktų tą pastatą rekonstruoti, tai tada iš viso galėtų tapti tokiu visus metus veikiančiu pilnai, funkcionuoti pilnai, nes dabar ten labai šalta. O kaip galima transformuoti šitą erdvę? Mes matom, kad yra erdvių ir kur galima dirbti, kokios yra galimybės būtent šitos vietos Duonos fabriko? Taip. Kiek žmonių gali čia susitikti, ar galima čia ar mokymus daryti, renginius daryti? Šita vieta turi visą infrastruktūrą, tai yra ir pilnai veikiantis baras, ir apačioje jisai gali būti sujungtas, užmaitintas su originaliu Duonos fabriko kokteilių baru, ne? Tai reiškia, kad gali stafas ateiti, viską paruošti, ko reikia vakarui, arba ten vakarieniai, arba neimidžinai. Tai personalo prasme, pačio, žinai, maisto gėrimų prasme, tada galima ir muzikinį klausimą spręsti ir taip toliau, visa įranga yra, apšvietimas yra, žodžiu, šita vieta originaliai ir tarnauja vasarą
duonos fabriko didesniem renginiam. Mhm. Ir tai čia planai yra įvairūs, žinai, nuo kalėdinio turgelio ten ir taip toliau. Man atrodo, šį savaitgalį bus pop-upo turgus šeimų. Mhm. Tai labai populiarus buvo, kiek kartų jie čia keli buvo, labai pavykę yra Broniui su Rūta, šeimininkai šitos vietos. Tai va, tai man atrodo, Palangai labai trūko tokios vietos, nes yra arba kažkur bandymas išsinuomoti kažkokią salę, kuri visiškai nefunkcionali. Nu, žinai, arba yra per didelė, ne, kaip koncertų salė, arba kita erdvė, kurią reikia labai labai stipriai perdarinėti, arba jinai vis tiek bus tokia, nu, ne visai tam tinkama. O čia atrodo tokia tikrai multifunkcinė erdvė ir čia pradedama tai jau kauptis tų veiklų. Yra pačioj pilatės studija, kur renka tikrai didelę grupę sportuojančių žmonių. Tada yra mano žmonos Lauros keramikos studija, keramista. Aš šalia renginėjau irgi patalpas, kur dar nežinau, kas bus, bet kažkas susiję su muzika, su social tokiu klubu, bendravimu, paskaitom. Nu, žodžiu, vystau dalyką, kuris dar neaišku, į ką išsivers, bet išsivers tikrai. Esi atviras idėjai ir ateis. Aš ten pats ranką savo dedu, viską ten konstruoju, nešu, valau, dažau ir su Laura kartu ir į kažką taip išvirs artimiausiu metu. O koks tavo receptas yra apskritai tas bendruomenės būrent, auginant, ne? Jau kaip ir minėjo mane, tas digital skaitmeninis pasaulis, jisai pakankamai mus uždaro į tokius socialinius burbulus, ne? Kur mums yra patogu, komfortiška, ne? Aš gaunu palaikymą, gaunu savo įsitikinimus palaikančias žinutes, ne? Bendraminčius, ne? Bet koks tavo būtų sėkmės receptas, kaip pritraukti tą žmogų, kaip ištraukti iš to socialinio burbulo, nesvarbu, ar tai būtų jaunas mūsų vaikų amžiaus žmogus, ar vyresnis žmogus, ar patys žmonės, kuris, aišku, susitinki, ar jie eina į tą kontaktą. Bet ką daryti su tais, kurie jau užsidaro į tos burbulus? Tai, man atrodo, vienas pagrindinių dalykų, tai, žinai, eiti į žmonės atvira širdim ir be nusistatymų, be pozų ir taip toliau. Jokių būdų nebandyti kažkaip atskirtis daryti, žinai, kad čia mes čia faini, mes čia va tokie, o jūs tai čia tokie nefaini. Žinai. Tai man atrodo, kad reikia tiesiog eiti žmogų atvirai ir yra labai įdomių žmonių, žinai. Aš, pavyzdžiui, supažinau čia su tokiu Staliumi, kuris padarė va šitą va tošį. Nuostabų meno kūrinį, žinai, jisai turbūt nusipelno būti, nežinau, kokiai nors New Yorko galerijai, mano manimu. O jis tiesiog ją daro, pamatytum sąlygas, kaip jis tai daro. Nu, tiesiog kažkur ten oblius, žinai, ten kažkur pjūklas, ten kažkas, kažką ir jisai va tiesiog žiūrėjo į medį, kurį nupjovė šalia ten komunalininkai, žinai, jis jį žiūrėjo ir jis sugalvojo, kad tą tošį reikia išlenkti ir padaryti šios va šitą daiktą. Tai tokių žmonių yra Palangoje, jos reikia kažkaip rasti, su jais kalbėtis. Su skulptorium arba su juo arba dar kažko. Nu, nežinau, tai man atrodo, kad juos reikia tiesiog atrasti tokiu, žinai, vienas žmogus vienu metu. Ateik čia. Noriu pakviesti šunį, bet jis neateina. Hari, ateik čia. Pavargęs po dienos. Ja. Ir manau, kad jų čia yra daug. Tik reikia juos sugebėti pakviesti, neužrietus nosies, rasti saugią erdvę fainą, kur jaukiai galima kalbėtis, kažką daryti ir sudominti, aišku, žinai, nes jeigu žmogaus neįkvėpsi, nesudominsi, jisai neateis. Nors šiaip šitas kraštas, aišku, man iš pradžių tai atrodė būtent toks, žinai, neprikalbinamas niekaip. Aš čia atsinešiau gal ir, aišku, iš Vilniaus tokį, žinai, čia tas neveikia, to čia nėra, žinai, gatvėje tamsų, čia reikia lempą dėtis ant galvos, žinai, kodėl čia visi nesisveikina, žinai, bet kažkaip, mano manimu, man kuo labiau pats nusiemi tą tokį sluoksnį, žinai, vilnietišką arba kažkokį ten, nesvarbu kokį, didmiesčio. Tai tuo labiau tu gali susikalbėti su visais, rasti kažkokį bendrą, žinai, vardiklį. Žiūrėk, jau nepraėjo nei 3 metai, jau šypsosi atgal. Jeigu pažįstat tokių žmonių, įdomių ir unikalių, tai lauksim rekomendacijų, ką pakalbinti. Iš tikrųjų, žinai, nes tai labai įkvepia, kai tu sužinai, kad šalia tavęs yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, ten moka gitarą, žinai, labai groti ir ten
daro pamokas, bet niekas apie jį nežino, žinai, arba ten koks nors ten elektrikas, kuris ten laisvalaikiu konstruoja kokias nors ten, žinai, iš liekanų tranzistorių kokias nors ten skulptūras, pavyzdžiui. Nu, dabar jau šiaip sugalvojau pats, bet sakykime, ne? Fainai, į tokius ištraukti žmonės. Nu, arba tokius grožius darančius. Ar tada parodysim, koks čia grožis slypi. Taip. labas. Jo, arba pavyzdžiui, pas mus Brių prie atsidarimo labai prisidėjo Salvijus. Jis dabar laimės ieško ten iš viso kosmose, kažkur ten Paragvajui, man atrodo. Tai jisai skrudino kavą namie. Pavyzdžiui, įsivaizduok, Palangoje skrudino kavą namie. Nu, ir iš kur čia sužinojau. Sužinot gali kas nors apie tai. Jisai kuklus, niekam apie tai nieko nesakė. Tiesiog gilinosi tai, bet nu, čia ne kiekvienas gali. Čia tavo paslaptis prakalbinti žmonės turbūt. Nu gal, kažkaip taip gaunasi, kad... Žinai, svarbu pastebėti, į save neužsidaryti per daug. Pastebėti, smalsiam būti, labai svarbu smalsiam. Ir grįžtant dar, pavyzdžiui, prie veiklų, kodėl tokios veiklos, tai atsakiau tau iš dalies, kad man svarbu, kad būtų bendravimas, kad susijęs su bendravimu, su žmonėms, su įgalinimu žmonių, dėl ko aš jungiausi prie startuolių savo metu nemažai, dėl to, kad aš labai norėjau įgalinti žmonės daryti dalykus. Ir kažkaip jiems suteikti sparnus. Ir kad ir kiek tai bekainuotų, paskui finale, žinai, pasirodo. bet vis tiek pabandyti galima. Bet kitas dalykas dar svarbus, tai yra, kad būtų įdomu. Kad būtų įdomu ir prasminga ir kad džiugintų. Va. Nes jeigu nedžiugina, kokia prasmė tada to? Nidai, dar klausimas toksai. Jeigu savo gyvenimą galėtum apibūdinti kokią nors, nežinau, filmą, jeigu tavo gyvenimas filmas arba knyga ar serialas ar gal net daina būtų, ar sugalvoji, kas tai galėtų būti? Tu man sakei prieš tai šitą klausimą, tai aš pagalvojau, bet žodžiu, man neatėjo galva nei vienas naujas filmas arba kažkas iš naujai pastatytų. Iš dabar, nors aš daug jų žiūriu, tai daug yra gerų ir blogų ir serialų įdomių ir taip toliau. Taip. Bet man į galvą ateina du tokie klasikiniai pavyzdžiai, tai ir jie labai skirtingi. Tai vienas yra 4 kambariai, Tarantino filmas, kur yra keturios skirtingos istorijos, bet jas vienė tas Bellboy, tas Tim Roth, kur vaidina tą tokį labai keistą personažą. Tai dėl ko jisai man kažkaip suvibravo, dėl to, kad labai tikrai esu kažkaip pritraukiu ir įdomių žmonių, ir susitinku su keistais žmonėm, ir situacijų visokių būna, žodžiu, einu per tokius įdomius kambarius gyvenime ir stebiuosi toliau, kas čia bus toliau. O kitas filmas tai gal atspindi mano tą naivę pusę, tokią fantazuotojo ir dream on tokią pusę, kur, žinai, naiviai tiki, kad pasaulis graži vieta yra, kad jį reikia gražesnių padaryti savo veiklą ir verslų to pačiu, pavyzdžiui. Tai yra Kopa. Bet ekranizacija nebloga, bet aš knygą esu skaitęs. Ir dar angliškai, žinai, tai ten, nu žodžiu, ten kosmosas yra ta knyga, bet to viso herojaus kelio, žinai, ir taip toliau, to jauno herojaus virtimas į tą jau tikrąjį herojų. Tai man kažkaip tas paliko stiprų įspūdį. Kažkokie idealai, žinai, kova už juos, ten taip toliau. Tai va, tiek, pagaliau matai visą pokalbį šiandien maždaug. Šita vieta yra draugiška gyvūnams, kaip matėte, galima čia atsivesti. O dabar visos, prie kurių prisilėkčiau, jos vienijos tas iš tikrųjų, kad jos visos yra draugiškos gyvūnam. Ir kavinės, kurias mūsų gyvenimo palydovai turbūt. Ja, ir kavinės, kurias kūrėm, ir out of office, ir kupeta. O kuo tu pats norėtum būti, kai užaugsi? Aš labai dažnai, ar jau žinai, kuo norėtum būti? Aš norėčiau būti tuo, ko dabar kasdieną bandau tapti, tai vis dėlto padoriu gerų tėvų. Vyrų dar gal irgi neblogai būtų tokiu viską supratus iki galo tapti. Ko nori moteris? Na, aišku, tas neįmanoma, bet, žinai, bent jau wishful thinking. O gal dar norėčiau visai
tokiu pusėtinu gal tapti fotografu. Mėgstu fotografuoti, bet esu visiškai užmetęs šitą reikalą, dabar išsitraukiu. Pasiekit Instagramą, labai gražios nuotraukos. Mano yra kita paskyra, Nido foto vadinasi. Taip. Aš ten atskyręs truputį. Taip. Ir šiaip, ir dar vinilai, vinilus esu užmetęs. Dvi temos, kurios padėjęs į stalčių dėl veiklų, ypač dėl tų išsitaškimų visų. Bet po truputį, dabar gal taip po truputį prie to grįžtu. Pažiūrėsim, kas čia bus, ar čia nėra toksai trumpas bandymas kažką pačiupinėti, žinai, kitko visai negu verslas. O ko palinkėtum Palangos, galbūt ne tik Palangos, bet veiklioms verslioms moterims? Tai palinkėčiau atrasti tuo tamsiuoju metu kvėpimo šaltinių kažkokių. Palinkėčiau į savaitę kartą eiti pirtį. Nežinau, ar rekete šokti reikia. Sako, žmonės reikia. Aš bandžiau, dabar ne, bet gal vėl. Ir burti aplink save kelis žmonės, tokius, kurie įkvepia, su kuriais gera kartu, kurie netempia į apačią, į dumblą, o kurie tave kelia, iš kur norisi kažką išmokti. Ir žinai, sako vis tiek, kad tas iš tų 5, ne, daugiausiai, kurie artimiausi 5 žmonės tave. Tai linkiu tuos 5 susirasti, tuos, kurie verti tavęs. Ir ryte visą laiką padėkoti už tai, ką turi, nes ta diena gali būti, žinai, paskutinė, o gali būti viena iš 10 000, tu niekada nežinai. Tai va, nepamiršti padėkoti, kvėpuoti. Pasitenkinti mažesniais dalykais, prisiminti tą I'm enough, žinai, kad savo būti enough ir nebūti pastoviam tokiam ieškojime vis dar trigerio naujo ir naujo, žinai, kažkokio užgaidos, žinai, patenkinimo, o tiesiog džiaugtis to, kad turi mylėti savo šeimą, draugus ir gyventi tokį džiaugsmingą gyvenimą. Tai ačiū Nidai labai už to pokalbį, už palinkėjimus verslioms veiklioms moterims ne tik Palangoje. Ir lauksim turbūt jūsų apsilankančiose erdvėse. Taip, erdvės yra daug. Taip, erdvės yra daug. Kas nori, gali susisiekti su šia erdvė. Out of Office turi internetinę svetainę. Taip, visur esam. Įprastose platformose. Ir jeigu norit man ką nors pasakyti, irgi galite man tiesiai parašyti visada. Taip, galbūt bus kažkokių tai įdomių idėjų apie bendruomenės, taip, apie veiklas, renginius. Tai šita erdvė puikiai tam tinka. Taip, tikrai taip. Tai, labai smagiai pasikalbėjom. Ačiū.